Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės knygos puošybos pagrindiniai elementai ilgai buvo tie patys – inicialinės raidės, rubrikos, atsklandos, taip pat ir teksto rašto dailumas. Tačiau priklausomai nuo knygos paskirties ir užsakovo poreikio knygos atrodė gana skirtingai. Kuo knygų daugėjo, knygos ėmė prarasti tą savo šventumą, knygas ėmė skaityti arba knygas ėmė įsigyti ir paprastesni, sakykime, miestiečiai, bajorai. Knygų vis reikėjo daugiau, nebebuvo galima skirti tiek laiko knygai perrašyti. Knyga perrašinėdavo nuo 3 mėnesių net iki kelių metų, jeigu tai būdavo labai puošnus egzempliorius, matyti kiek laiko turėjo. Tai buvo brangus dalykai, tačiau knygas pradėto rašyti nebe taip atidžiai, nebe taip kruopščiai. Ir iš karto tas knygos vaizdas keitėsi. Jeigu mes paimtume į raštą, pažiūrėtume jau 16 amžiaus antros pusės, arba paskui atversim 17 amžiaus, jau atsiranda ir greitraštis, taip kaip mes įpratę rašyti. Žodžiu, knygos tekstas labai dažnai ėmė artėti prie kanceliarinio dokumento teksto. Ir netgi, sakykime, jeigu vienuoliai imdavo perrašinėti savo reikalingus skaitinius, tiesiog apie šventųjų gyvenimą, jau tas raštas netoks tvarkingas, nors ir stengtasi lyg ir kaligrafiškai rašyti, tačiau tokios tvarkos, kur tarp raidelių tarpeliai, jos nesujungtos. Atrodytų, kaip mes dabar įpratę esam, kad tai lyg spausdinta knyga. Štai lotynų kalba, kai surašyta. Atrodo, lyg būtų tekstas atspaustas. Kaligrafiškumas prapuola knygoje.